Taip, tai dar viena mikro dvikova. Standartinis gatvinis automobilis prieš traukų ruoštą techniką. Viskas labai panašu. Ir rezultatai. Vėlgi Martynas Kieras važiuoja geresnių grafikų. 11.81. Porsche Panamera, Kęstutis Fedirka, 11.92. Gerą rezultatą. Kvalifikaciniam važiavimui, šneku apie pro klasę. Visų dėmesys čia ir tik pas mus. Kairė pusėje Jevgenij Vičkovs, Audi S2 Liolik, 800 arklių. Dešinėje Kastytis Vadvakas, dėmesio, Nissan GT-R 11.58, Audi S2 Liolik 11.02. Tai su Aivaru? Tai jie daug panašiai kaip postas. Jo. Tas irgi eina taip įdės. Jis sakė, nors vienas šimtas, kurio važiuoti galime. Taip, tai gerbėmieji, dabar stebėsime vos ne finalo vertą kovą. Kairėje Aivaro Štikelis BMW Autorec 1031 arklys. Dešinėje Paulius Vaškelis praėjusių metų pro klasės čempionas. O dabar tai bus reikalų. Štikelis prieš Paulių Vaškelį. Vaškelis prieš Vaškelį. Na, žinokit, šurpas eina per kūną jau dabar. Laukiant to momento, kada išvysime šių dviejų pabaisų startą. Ir tai yra kol kas tik antroji šios dienos kvalifikacija. Dėmesio. Laukiame, kad Aivaras atvažiuos į pilnumą į startą. Vaškelis 10.84, Aivaras Štikelis 9,5 sekundės, plojimai.